Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiai pasaulinėme kare. Trečioji serija Šveikas tarnauja pasiuntiniu. Pagal Jaroslavo Hašeko romaną. Leitenantas Lukašas. Drįstu pranešti vyresnysis leitenantė, kad esu tas Šveikas, kurį kapelionas pralošė kortom. Jūs rekomendavo karo kapelionas Kacas. Tikiu, kad nepadarysite jam gėdos. Aš reikalauju, kad visada sakytumėte tiesą ir neprieštaraudamas vykdytumėte visus mano įsakymus, net jei to daryti nenorėtumėte. Kur jūs žiūrite? Drįstu pranešti vyresnysis leitenantė, kad šita kanarėlė yra iš Harco. Karo kapelionas jūs apibūdino kaip visišką idiotą. Ir manau, kad jis neklydo. Neklydo. Dėl šios priežasties iš pulko mus atleido dviese. Mane ir dar vieną. Poną kapitoną. Vardu von Kaunicas. Taip. Pas mane turi būti tvarka, švara. Draudžiama man meluoti, suprantate? Drįstu pranešti, kad suprantu. Nieko nėra blogiau už melagį. Kai pradedate meluoti, jums galas. Taip, taip. Šiandien einu į tarnybą. Grįšiu tik naktį. Visko pasirūpinkit ir sutvarkykit butą. Mano ankstesnis pasiuntinys buvo niekam tikęs. Šiandien jis kartu su pulku išvyko į pozicijas. Drįstu pranešti vyresnysis leitenantė, kad viskas sutvarkyta. Tik jūsų katė pasielgė chuliganiškai ir suėdė jūsų kanarėlę. Kaip tai? Aš nemaniau, kad ji pasielgs taip šiurkščiai. Jeigu liepsite, kad ją už tai pribaigčiau, galiu prispausti tarpdurį. Matau, žinote, kaip elgtis su gyvūnais. Turbūt esate jiems nebejingas, mylite juos. Taip, labiausiai myliu šunis. Prekyba jais yra pelninga tam, kas moka juos pardavinėti. Kai aš kadaise prekiavau gyvūnėliais, atėjo pas mane viena ponia. Jos papūga ištrūko į sodą. Tuo metu berniukai ten žaidė indėnus. Jie papūgą sugavo, išplėšė ją iš uodegos visas plunksnas ir pasipuošė jomis kaip policininkai.
Ta papūga iš gėdos, kad liko be uodegos, sunegalavo, o veterinaras pribaigė ją kažkokiais milteliais. Ponia norėjo nusipirkti naują papūgą, bet padorę, o ne kokią neišauklėtą. Aš turėjau tik piktą buldogą. Taigi, vyresnysis leitenante, įtikinėjau tą ponę nuo 4 valandos popiet iki 7 vakaro, kol ji vietoj papūgos nupirko tą piktą buldogą. Jei išeinant pasakiau, tegu tik pabando berniukui jam nutraukti uodegą. Daugiau aš tos ponios nemačiau, nes ji turėjo įsikraustyti iš Prahos tam buldogui, sukandžiojus visus kaimynus. Patikėkite, ponė vyresnysis leitenante, gauti gerą gyvūną yra labai sunku. Aš labai myliu šunis. Kai kurie mano draugai pasiėmė į frontą šunis ir rašė man, kad tokio ištikimo ir atsidavusio gyvūno draugijos dėka karas jiems nėra toks baisus. Kokia veislė jūsų manimų yra geriausia? Turiu omeny šunį, kaip bičiulį. Mano manimu, ponė leitenante, pinčeris yra labai... Na, aš klausau. Yra labai mielas šuo. Jis toks bjaurus, kad net gražus. Pažinojau vieną gražų grinaveislį pinčerį. Jo vėlu, turiu įsimiegoti. Rytoj vėl eisiu į tarnybą. Taigi jūs visą dieną galite paskirti pinčerio paieškai. Tuo metu, kai kariuomenė prie Dunajeco ir Rabos upių stovėjo po granatų lietumi, o stambaus kalibro sviediniai užversdavo visas kuopas, Šveikas ruošėsi eiti į pinčerio paieškas, ketindamas patenkinti vyresniojo leitenanto Lukašo norą. Leitenantas Lukašas. Jo nėra namie. Įneškite šiuos lagaminus į miegamąjį. Be pono leitenanto sutikimo aš to daryti negaliu. Vyresnysis leitenantas yra tarnyboje ir grįš tik naktį, o aš gavau tik vieną įsakymą – rasti pinčerį. Apie jokius lagaminus ir damą nieko nežinau. Jūs išprotėjote. Aš atvažiavau pas vyresnį leitenantą į svečius. Kol negavau vyresniojo leitenanto įsakymo, nieko nežinau. Man iš tiesų gaila, kad kalbu su jumis tokiu tonu, bet karo tarnyboje turi būti tvarka. Jūsgi pati suprantate, kad negalite čia likti, nes man patikėta prižiūrėti visą butą ir aš esu atsakingas už kiekvieną smulkmeną. Perduokite šį laiškelį vyresniajam leitenantui. Aš tuo metu palauksiu atsakymo. O čia jums 5 kronos keliui. Nieko nebus. Pasilikite 5 kronas. Ir jeigu norite, prašom eiti su manimi į kareivinės. Rakinu. Dovanokite, panelė. Kaip praeiti į Žižkovą? Aš ne vietinis, jūs taip pat ne iš Prahos. Aš iš Vodnenų. Ach, tai esame beveik kaimynai. Aš iš Protivino. Ar jūs tik ne Jarešas?
Taip, čia jūsų šuo? To je náš, já sloužím u pana. Taip, jis mūsų. Aš tarnauju pas poną pulkininką. O ką labiausiai ėda? Turiu omeny jūsų šunį. Ne kiekvienas šuo viską ėda. Jatra. Kepenis. Virtas kepenis. Karvės ar kiaulės? No to je moje. Jam vis tiek. Šveiko kraštietė palaikė paskutinį klausimą nevykusių bandymų papokštauti. Paskui pasakė Šveikui, kad kas vakarą 6 su šunim eina pasivaikščioti. Šveikas jai suteikė daug vilčių, kad ateis 6 ir išėjo. Jaunoji dama nusprendė su Šveiku neiti ir verčiau palaukti leitenanto atsakymo restorano terasoje. O ką ėda? Kepenis. Virtas kepenis. Duosiu jam karvės kepenų. Jų dėka prisijaukinau fabrikanto Ondros ypatingai ištikimą Senbernarą. Rytoj atvesiu tau sveiką šunį. Prašom. Drįstu pranešti vyresnysis leitenantė, kad kažkokia dama... Drįstu pranešti, kad ta dama siunčia jums laišką ir laukia atsakymo. Mielasis Henrikai, mane vejasi vyras. Aš būtinai turiu pas tave porai dienų pasislėpti. Tavo pasiuntinys neraliuotas galvėjas. Aš esu nelaiminga. Tavo Kati. Ši dama rašo, kad jūs esate galvijas. Ką jūs jai padarėte? Aš jai nieko nepadariau. Drįstu pranešti vyresnysis leitenantė, kad elgiausi kaip pridera. Bet ji norėjo įsikurti bute. Kadangi neturėjau jūsų įsakymo, neleidau jai likti. Be to atvažiavo su 2 lagaminais. Kaip namo. Sunkus atvejis. Perduokite šį laišką gerbiamai poniai. Įsakau jums elgti su ją pagarbiai ir vykdyti visus jos norus, kurie yra lygiaverčiai įsakymams. Štai jums 100 kronų, už kurias vėliau atsiskaitysit. Užsakykite jai pietus ir vakarienę. Ir nupirkite 3 butelius vyno ir dėžutę Memfio cigarečių. Kol kas viskas. Galite eiti. Dar kartą jums primenu, kad turit vykdyti visus norus, kuriuos perskaitysite jos akyse. Čekas. Šveikai. Šveikai. Šveikai.
Užeikite vidun. Maukitės tuos batus. Ir kelnes. Parodykit. Kai vyresnysis leitenantas grįžo iš kareivinių, šaunusis kareivis Šveikas galėjo su gryna sąžine raportuoti. Drįstu pranešti, vyresnysis leitenantė, kad įvykdžiau visus ponios norus. Aptarnavau ją sąžiningai, kaip jūs įsakėte. Dėkoju jums, Šveikai. Ar daug norų ji turėjo? Kokius 6. Dabar miega kaip užmušta. Aš įvykdžiau visus norus, kuriuos perskaičiau jos akyse. Šveikai, dar prisikentėsim dėl tos damos. Geriausia būtų, jei vyras, nuo kurio jį pabėgo, sužinotų, kur jį yra ir atvažiuotų jos paimti. O ką jeigu įsiųstumėt jam telegramą, kad gali atvažiuoti ir ją parsivežti? Pamatysi, telegrama išeis į gerą. O jei ir klius porą antausių, tai niekis. Nėra abejonės. Aš turiu su juo pasikalbėti. Įsiųsiu telegramą. Mano vardas Vendleris. Malonu, vyresnysis leitenantas Lukašas. Prašom sėstis, ponė Vendleri. Norėsite cigaretės? Kada atvykote? Šiandien ryte. Džiaugiuosi, kad radot mane namie. Nes popiet visada einu į kareivines, o naktį turiu tarnybą. Kadangi butas visą dieną tuščias, galėjau poniai pasiūlyti viešnagę. Niekas čia jos netrukdo. Kati yra keista moteris. Vyresnysis leitenantė, leiskite man padėkoti už viską, ką jai padarėte. Nei iš šio, nei iš to užsimanė gydytis nervus. Kati. Štai ji. Karas smarkiai pakenkė apynių prekybai, bet aš manau, kad tai netruks ilgai. Jį iškrečiata jau nebe pirmą kartą, pernai išvažiavo su vienu rėmėju, suradau ją net Zagrebe. Pasinaudojęs tą progą, su vietos alaus gamykla sudariau sutartį 600 maišų apynių. Ką darysim su mano lagaminais? Jų atvažiuos, Kati. Jeigu nori ko nors nusipirkti, dabar tinkamiausias laikas. Traukinys išvyksta po 2:20. Pone leitenantė, noriu jūs užtikrinti, kad mes abu esam jums labai dėkingi už jūsų vašingumą. Jeigu neduok dievė jūs kare sužeistų, atvažiuokite pas mus ilsėtis. Rūpestingai jūs slaugysime. Šveikai. Einu į tarnybą. Kaip reikalai su to šunim, kurio ieškojot? Turiu vieną nusižiūrėjęs, vyresnysis leitenantė. Nepaprastai gražus šuo, bet gauti jį bus sunku. Štai kepenų likučiai. Gulėt. Pakeliui šuo išdarinėjo stebuklus. Beje, Fukso rašymų reikmenų krautuvėje nupirkau švarų genealogijos blanką. Šveikai turi jį padirbti. Tėvas Arnheimas von Karlsbergas, motina Emma von Trautensdorf. Kaip tau atrodo, kiek jam metų? Sprendžiant iš dantų, 2. Parašyk 1,5. Kokį vardą rašysi į genealogijos blanką? Jį vadino Foksu. Reikia kažko panašaus, kad iškart priprastų. Galbūt Maksas. Maksai? Tik pažiūrėk, blahnikai, kaip ausys pastatė. Iki pasimatymo. Turiu eiti. Beje, nevedžiok jo per Havličeko aikštę, kad neatsitiktų kokia nors nelaimė.
Kad jį kur velniai nujotų šitą niekšą. Su šito bandito aš bemat susidorosiu. Nepatarčiau jums jo vestis per Havličeko aikštę. Ten valkėjosi vienas piktas šuo iš mėsinės, kuris smarkiai kandžiojasi. Vos tik pamato savo apylinkėse svetimą šunį, bijo, kad jam ko nors nesuėstų. Tabakas. Havličeko aikštė. Stok! Vyresnysis leitenante. Nuo kada karininkai turi madą vaikštinėti su vogtais šunimis? Dovanokite, ponė, šitą šuo. Ponė pulkininkė, čia mano Foksas. Pasivaikščiojimai su vogtais šunimis, vyresnysis leitenante. Nepridera karininko garbiai. Fronte jums to daryti neteks. Garbės žodis, užtikrinu jūs, kad per 3 dienas jūs būsite 91-ame Budejovicų pulke, kur yra formuojami žygio batalionai. Galite nedėkoti. Ką aš padarysiu tam šveikui? Aš tą pašlemėką užmušiu. Drįstu pranešti, ponė leitenante, kad netekome katės. Jis suėdė batų tepalą ir padvėsė. Aš ją įmečiau į rūsį. Tik tai į kaimynų. Kodėl jūs atvedėt vogtą šunį? Kodėl priėmėt tą galviją į butą? Kad jūs pradžiuginčiau, vyresnysis leitenante. Ar žinote, šveikai, kas yra žygio batalionas? Drįstu pranešti, kad žygio batalionas yra žygbatas, o žygio kopas žygiakopė. Mes juos nuolat trumpiname. Tai reiškia, šveikai, kad jūs važiuosite su manimi į žygbatą, jei jums patinka toks sutrumpinimas. Ir nemanykite, kad fronte išdirbinėsit tokias kvailystes, kaip čia. Jūs patenkintas? Drįstu pranešti, ponė leitenante, kad esu labai patenkintas. Bus nuostabu, kai mes abu krisime už jo didenybę imperatorių ir jo šeimą. Tekstą vertė Inga Simonova, skaitė Giedrius Arbačiauskas. Įgarsinta Lietuvos televizijoje.